Rytoj, gegužės 24 dieną, 9:30 Kauno apygardos teisme vyks pedofilo Jakšto, Remigijaus Jakšto teismas. Ir labai didelė tikimybė, kad jisai eilinį kartą išeis nepaliestas teisingumu. Gali būti net iš vis panaikytos jam priemonės, apribojimai. Tad rinkimės prie teismo rytoj, gegužės 24 dieną Kaune su protesto akcija. Rinkimės ir parodykite teismui, kad reikia dirbti. Kad reikia dirbti už liaudį, už teisingumą, o ne už pedofilus. Teismas pedofilus gina, mes tau seniai matėm, seniai įsitikinom ir daug kartų įsitikinom. Ir su Ulvydu pedofilų įsitikinom. Ir dabar, ko gero, įsitikysim, kad teismas dirba pedofilų naudai. Bet mes tą galim sustabdyti, mes galim bent kažką tai padaryti. Kiekvienas žmogus įnešęs nors didelį trupinėlį gali sunešti didelį kalną. Tad rinkimės tyliai akcijai, be pompastikos, be triukšmo. Ir parodykime, kad mes dar esame.